Nagrinėjome pagrindinę Vatikano antrojo susirinkimo institucijos apie bažnyčią Lumen šviesa. Nagrinėjome pirmąjį skyrių. Tiksliau pagrindinio skyriaus, kad bažnyčia yra bendrystės su Dievu slėpinys šiame pasaulyje ir trumpiausiu būdu pasakyti, kas bažnyčia, kas Kristaus, tas, kame gyvena cirko. Bažnyčia yra Dievo į bendrystę susieta giminystės ryšiu su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristu. Antrasis skyrius kalba apie bažnyčią. Šitos tautos, tai yra Dievo tautos būsena, yra Dievo vaikų, kurių širdyse, kaip šventovėje gyvena šventoji dvasia, orumas ir laisvė. Jos įstatymas yra naujas įsakymas mylėti, taip kaip pats Kristus mus mylėjo. Ir šios Dievo tautos tikslas yra toliau plėsti paties Dievo pradėtą žemėje Dievo karalystę. Taigi Dievo vaikai suburti į Dievo tautą, į visuotinę Dievo tautą. Šitos tautos pagrindas ne kuri nors žemiška tauta, bet dangiška, amžino gyvenimo gyventojų tauta. Nes mes, būdami Kristaus, iš anksto pradedam gyventi amžino gyvenimo įvadą šioje žemėje. Taigi svarbiausia, kas mūsų gyvenime yra nutikę, o verta apie tai pagalvoti karts nuo karto, nes žmogus, kuris nesustoja ir nepagalvoja, kas jo gyvenime svarbiausia, labai greitai pradeda vaikytis visokių mažiau svarbių dalykų ir padaro juos savo gyvenimo dievais. Valdžia, garbė, pinigai, daiktai, noras pagyventi truputį ilgiau dar. Geri dalykai, bet tai nėra mūsų gyvenimo pamatas. Tad vertinga ir svarbu užduoti savo klausimą, kas svarbiausia mano gyvenime. Ir koks svarbiausias mano gyvenimo įvykis? Atsakymas atrodo gana paprastas. Aš gimiau. Galėjau negimti. Baisiausia, kas yra įvykę, galimas negimimas. Juk galėjau manęs nebūti šitame pasaulyje. Galėjau nepatirti šito žemiškos kelionės. Todėl mes melsdamiesi visada pirmiausia Dievui ryte tariam, ačiū tau viešpatie, kad mane sukūrei. Kad sukūrė šitą kūrinyje. Toliau, nemažiau svarbus dalykas, kad buvau išgelbėtas, atiduotas Dievui per Kristų, krikšto sakramentu. Buvau sujungtas su išganytoju, su gelbėtoju, su viešpačiu. Ir štai trečiasis svarbiausias dalykas mūsų gyvenime bus šitą krikšto malonę suvokti ir duoti jai vietos iki mūsų gyvenimo dienų pabaigos. Kad tai, kas krikštu į mus pasėta, nenususintum, neužgoštum, neuždusintum, bet maitintume, teiktume erdvės ir gyvenimo pabaigoje pažvelgę atgal galėtume pasakyti, koks nuostabus viešpats, kokias nuostabas dovanas man suteikė krikšto metu. Aš pažinau, kas tai yra ir dėl to ramus iškeliauju iš šio pasaulio. Paprastai sakome ir čia Vatikano antro susirinkimo šitoj konstitucijai pabrėžta, kad krikštu mes gauname Jėzaus Kristaus prakilnumą. Jis nusakomas trimis dovanomis.
Jėzus Kristus kaip Mesijas, gelbėtojas, yra valdovas, tai yra karalius, pranašas ir kunigas. Ir nežinau, kiek ši mintis gal nauja ar girdėta, mes kiekvienas pakrikštytasis, krikšto metu gauname šitas Kristaus dovanas. Mes tampame Kristaus būdu valdovais, karaliais, nes esam Jėzaus Kristaus ir mokiniai, bet ir broliai. Ką tai reiškia? Ta Kristaus karališkoji valdžia. Mano gyvenime tai yra pergalė prieš nuodėmę. Dievo pergalė, mano su Dievu pergalė prieš tamsą, prieš kūno troškimus, kurie nėra blogi, bet jei jų neatiduodu Dievui, jie mane visada tempia kažkur šalin nuo to, kas yra svarbiausia. Mat kūnas mėgsta greitus malonumus ir bijo mirti. Taigi mes karaliai su Kristumi. Taip pat mes esam pranašai Kristaus būdu. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų turime ne vien savo žodžius, bet mum padovanotas, patikėtas, įkvėpta šventosios dvasios pilnas, ugnies iš dangaus pripildytas Evangelijos žodis. Geroji naujiena. Dievas myli pasaulį, ateik pas Dievą, toks koks esi, jis priims tave į savo glėbį, į savo karalystę ir gyvensi su Dievu. Nuostabi žinia. Mes esam pranašiška tauta, nes jei ne mes, jei mes neduosime šventai dvasiai kalbėti per mus apie šį išgelbėjimą, pasaulis apie tai neišgirs. Na ir trečioji dovana, kurią kiekvienas tikintysis turime su Kristumi, yra Dievo tautos bendroji kunigystė. Ir dažnai čia tenka šį tą paaiškinti. Išgirdę sakom, ką, ar tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų esame kunigas? Taip. Konstitucija apie bažnyčią taip sako. Krikštu kiekvienas iš mūsų tapome karališkuoju kunigu Kristaus būdu. Labai svarbu suprasti, kad čia mes nekalbame apie tarnaujančiąją kunigystę, apie ją pakalbėsime rytoj, apie ją kalba 3 konstitucijos skyrius. Šita bendroji karališkoji kunigystė, kurią kiekvienas turime, tu ir aš, visi kiekvienas pakrikštytas, ši karališka kunigystė iš esmės skiriasi ir rūšimi, ir laipsniu nuo tarnaujančiosios kunigystės, kurią vyskupas suteikia rankų uždėjimu kandidatui į kunigus. Na, bet tada įdomu, kokiagi tos mūsų bendrosios kunigystės esmė. Būti kunigu reiškia aukoti aukas, aukoti auką. Kunigas turi turėti auką, kurią aukoja Dievui. Tad kokią auką pasauliečiai, kiekvienas bažnyčios narys kaip kunigas aukoja Dievui. Ir čia noriu pacituoti kartu su Vatikano antroju susirinkimu, ganytojai, tėvai susirinkimo čia cituoja apaštalą Paulių, kuris sako: Dievo gailestingumu aš prašau jus aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Taigi,
karališkoji kunigystė yra mano gyvenimo, mano kūno, mano pastangų aukojimas Dievui. Paprasčiau kalbant, šventumo siekimas. Ir nekartą esu girdėjęs, kad va taip išgirdę, tikintieji pasijaučia kartais, tai čia tokia perkeltinė prasme kunigystė. Štai va ta tarnaujančioji kunigystė prie altoriaus, kai Eucharistija rankose kunigas laiko, va čia yra tikroji kunigystė. Va čia ta mūsų pasauliečių kunigystė, aukoti kūną, tai tik toks kaip ir palyginimas, kažkas mažiau svarbu. Bet tai netiesa. Šios dvi kunigystės skiriasi rūšimi. Bet ar galit pasakyti, kokią auką pirmiausiai paaukojo Jėzus Kristus? Kokia buvo Jėzaus viešpaties auka? Jis paaukojo savo kūną, savo gyvenimą. Labai gražiai laiškas Žydams sako, Dievas tapdamas žmogumi, Dievo sūnus, Kristus, Dievo žodis, tapdamas žmogumi, ateidamas į šį pasaulį, Dievui sako, atnašų ir aukų tu nenorėjai, deginamųjų aukų tu nenorėjai, aukų, kurias sudaro daiktai, galvijai, kažkokie tai žemės vaisiai. Tu nenorėjai viešpatie, bet davei man kūną. Ir štai aš ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Jėzus atėjo aukoti kūną. Ir man dabar vėl viskas pradeda paintis. Galvoju, kasgi čia, kokiagi čia mintis? Ogi štai kokia. Dievas sukūrė žmogų kaip kunigą. Pirmasis kunigas, pranašas ir karalius buvo Adomas. Pradžios knyga sako, kad pirmasis žmogus, mūsų šaknis, mūsų protėvis, mūsų Adomas ir Ieva buvo it šventykloje šitame pasaulyje. Rojus buvo sukurtas ant kalno tartum šventykla, nuo to kalno upės tekėjo tartum nuo šventyklos, vėliau Jeruzalėje. Ten buvo randamas geras auksas, kuris naudojamas garbinimui. Ir žmogui buvo pasakyta būti pasaulyje kaip kunigui šventykloje. Ir tai reiškia mokėti, aukoti save kaip meilės auką. Ar Adomui tai pavyko? Ne. Ir štai po to iki Kristaus mes turime ilgą istoriją, tokių repeticijų. Žmogus bijo mirties ir nemoka savęs paaukoti iš meilės už kitus. Ir todėl reiškia tai, kad žmogui nepavyks išpildyti savo pašaukimo, jei to neišmoks. Štai Žydam laiške, jeigu dar turi dėmesio, pamėginkite įsiklausyti, kokios galingos čia eilutės. Autorius, greičiausiai Paulius sako, kadangi žmonių, tai yra mūsų, kraujas ir kūnas bendri, tai ir Kristus juos prisėmė, taigi Dievas tapo žmogumi, paėmė kūną. Kokiu tikslu? Kokiu tikslu jis tapo žmogumi su kūnu ir krauju? Atsakymas, cituoju, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnę. Ir kas nutiktų? Ir išvaduotų tuos, tai yra mus, kurie bijodami mirties visam laikui buvo patekę į vergiją. Štai kur mūsų vergijos paslaptis, šaknis, visų mūsų nuodėmių priežastis. Mes bijome prarasti save. Net mažiausia nuodėmė dažniausiai rodo, kad aš įsikibęs į savo gyvenimą ir nenoriu juo dalinti su kitais,
aš įsikibęs į savo gerbuvį ir man baisu juo dalintis, nes man atrodo, kad aš prarasiu savo gyvybę. Po truputį arba iš karto mirties baimė įkalinusi mus. Mes manom, kad radom būdą nugalėti mirtį. Daugybei laboratorijų, daug gydytojų, ekspertų, mokslininkų dirba, kad prailgintų žmogaus gyvenimą dar 1 metus. Mums kažkaip atrodo, kad mirtį galima nugalėti, vengiant numirti, vengiant save prarasti. Ir čia mes nepataikėme. Tikroji mirties nugalėjimo paslaptis yra gebėti gyventi ne vien savo, bet savo kūną aukoti iš meilės už kitus. Taip nugalima mirtis. Taigi pažvelkime, kokia drama. Dievas tapo žmogumi, kad parodytų mums, kaip galima aukoti tikras aukas. Lygi tol avys, ožkos, jaučiai, daiktai, žemės vaisiai aukojami šventyklose. Kodėl? Na, galim įsivaizduoti, Dievas sako, klausyk žmogau, ar gali save paaukoti? Čia laimės paslaptis. Kas nebijo savo gyvybės už draugus prarastas, ją atras. Čia kelias į gyvastį. Ar moki atiduoti savo kūną? Ir žmogus sako, ne, ačiū. Nesutinku, man nepatinka šitas kelias. Ir tada Dievas sako, nu gerai, tai kągi, pasirodo, teks mokytis. Nu gerai, ką galėtum dėl savo artimo atiduoti? Nes matot, šventyklai, kai aukodavo tuos gyvulius, tai ir vargšai gaudavo savo dalį. Na, ar gali ožką? Avinėlį gali? Oi, avinėlį aš galiu. Ir neša žmogus tą avinėlį. Dievas, pala, tugi patį labiausiai paliegusi neši, susulūžusių kaulų, sergantį ir nusususi. Ar gali tokį sveiką, nesulaužytais kaulais, prisimenat, šventajame rašte tų nuorodų daug, kad būtų sveikas tas avinėlis, kad gyvas, nesergantis, nes jeigu mes nieks nemato, mes puolam aukoti, kas atliko, atliekas. Bet čia, nu gerai, žmogau, ar gali žemės vaisių paaukoti 10 dalį, ar moki? Ai, truputėlį gaila, nu bet kažkaip tai gal. Ir matome Jėzui Kristui jau ateinant į šį pasaulį, pranašai pradėjo sakyti, viskas, išorinių atnašų laikas baigtas, tai yra 1 klasė, pasirepetavome, laikas eiti į naują lygį. Ar mokate gailestingi būt, ar mokate aukoti save? Dievui bjaurios jūsų atnašos, deginamosios smilkalų, daiktų, nes to tikslas buvo, kad žmogau išmoktum save atiduoti iš meilės. Ir pranašai kalba apie tai ir staiga Dievas tampa žmogumi ir iš mus yra mokytojas. Ir jis sako, Jėzus Kristus tartum sako mum, ką jūs mokat padaryti su savo žmogaus prigimtimi, ką jūs gebate su šituo nuostabiu kūnu, šitam nuostabiam pasaulyje, ką jūs darot? Mes mėginam savo kūną savo pasaugoti. Ir tada Jėzus sako, žiūrėkit kaip galima, žiūrėkit, koks turėtų būti žmogus. Ir tame mums atveda jį į Getsemanę, į Alyvų kalną, kur prisimenat, kas nutinka, jis krenta žemėn ir visas mirtino sielvarto apimtas patiria tikrą realią mirties baimę. Dievas neapsimetė žmogum, jis ištapo žmogumi ir būti tikru žmogumi reiškia patirti mirties baimę. Ir jis meldžiasi ten, tėve, ta taurė tegul praeina mano nepaliesta. Jei įmanoma, nes natūralu bijot mirti, jis žino, kas su juo nutiks. Bet priduria, tebūnie tavo valia. Ir paskaitysiu eilutes
pabaigai, kurios pačios keiščiausios, jeigu įsiklausom, kas čia pasakyta. Štai iš laiško žydam. Jis, tai yra Kristus, savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu ir ašaromis, tam, kuris galėjo išgelbėti jį nuo mirties. Prisimenate, mes visi buvom nelaisvėje dėl to, kad bijojo mirti, o čia jis savo maldavimais, virpėdamas prašo, Dieve, išgelbėk mane nuo mirties, taip. Ir buvo išklausyti, rodė, ką reiškia būti tikruoju kunigu. Kūną iš meilės paaukoti, matyti kitą meilėje, o ne būti įsikibus į save. Ir tai yra mirties nugalėjimo kelias. Ir mums tai nėra savaime suprantama, štai kodėl mes visur kabiname tą kryžių ir žvelgiame į jį. Būti krikščioniu reiškia matyti priešais save, kad prisikėlimo galybė kelias į ją per kryžių. Ir mes jį bučiuojame, mes jį laikom, mes meldžiamės, mes ženklinam save kryžiaus ženklų, nes nelengva to suvokti, to suprasti. Ir štai kokiais kunigais mes tampame kiekvienas, kai krikšto malonė mus sujungia su tuo kenčiančiu Kristumi, kuris tokiu būdu pralaužia vartus prisikelti. Ir atkreipkime dėmesį, kad netrukus švęsime Eucharistiją. Mes daugiau jau neujame avinėlių, ožiukų, bet kraują. Jėzus Kristus šitą savo kūno aukojimą leidžia mums patirti, gyventi per Eucharistiją. Nes tiesą sakant, aš girdėdamas visą tai norėčiau trauktis. Baisu save aukoti. Tik paukojęs reikia pagalbos. Ir tą pagalbą šitas Kristus nugalėjo. Jis atsiduria manyje su gebėjimu, su šita galia nugalėti mirtimi. Įžengti gyvenimą, nesitraukiant nuo meilės aukos. Tad ačiū už kantrybę, už dėmesį, atverkime širdis, melskimės toliau ir būkime geri karališkieji Viešpaties kunigai.